Labas vakaras. Sveiki, kaip sakant, kanale Terariumo pasakėčios ir apie kągi šiandieną aš norėčiau jums papasakoti. Ogi šiandieną norėčiau trumpai užsiminti apie senuosius statinius. Kągi mes vadinsim senaisiais statiniais? O senaisiais statiniais vadinsim statinius iš ankstesnių terariumo praeities ciklų. Kas tai du ciklai, tai galit pasiklausyti ankstesnėme mano video, kur išaiškinu, kas tie ciklai yra terariume. Taigi, tai žinoma, tie statiniai nėra statyti dabartinės žmonių civilizacijos, o išlikę grinai jiem iš ankstesnių ciklų. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad dauguma turbūt bažnyčių ir įvairių, sakykime, ten kulto statinių, tai jie niekada nebuvo senaisiais laikais, nebuvo ten bažnyčios, nebuvo kažkokie kulto statiniai, o jie būdavo dažniausiai, jeigu bažnyčias paimsim, tai dažniausiai būdavo jos elektrinės, kurios generuodavo elektros energiją iš atmosferos. Ir žinoma, ta elektros energija būdavo visiems prieinama, visiems nemokama, kai kurios gal būdavo kaip rezonatoriai tos tie senosios šventyklos kokios nors ar panašiai, kurios kaip dabartiniai, tarkim, mūsų transformatoriai mūsų laikais perduoda toliau, sakykime, tą energiją. Tai va, ta energija persidodavo oro, nereikėdavo jokių kabelių. Ta prasme, kaip čia bevėlių būdu jinai persidodavo. Net nežinau, ar tai buvo elektros energija, ar kažkokia tai kitokia energija, nes jau tuos žinios yra prarastos. Gal kas nors ir žino, nežinau, bet aš kadangi bendrauju su savo antrininku iš terariumo, tai jis sakė, kad nežino, iš kur kokia ta elektros energija būdavo. Ir kągi, ką jis dar man papasakojo, kad pas juos net iki šių dienų dar yra išlikę labai daug ir fotografijų įvairių, ir video medžiagos apie tai, kaip, sakykime, tais kokiam tai 19 amžiuje ar net 18 tramvajai važinėdavo po miestus ant elektrą varomi. Paskui, kai būdavo miestai apšviesti visi, sakykime, ten ne tik, kad miestai šiaip gatvės apšviestos, bet ir visi statiniai apšviesti estetikos tikslais. Žodžiu, tos energijos jie turėjo apšiai ir tiesiog buvo neribotas kiekis ir tikrai žmonėm nereikėjo už tai mokėti ar rūpintis, iš kur čia gauti, kaip tarkim dabartiniam terariumo gyventojams, tai ten jie vos galą su galu suduria, už tą elektros energiją ateina sąskaitos ten kosminės, ar už dujas, ar panašiai, ir visi priversti taupyti, žodžiu. O tai senaisiais laikais tai buvo visai kitaip. Ir va, kas dar ten tokio ypatingo? Ogi ypatingo tokio, kad kai jau, sakykime, Nevidonas uzurpavo tą energetikos rytį iki galo, tai žinoma, jisai perdavė ją savo, kaip sakykime, tiem pakalikam, tarnams. Ir tie tarnai, aišku, iš tos energijos jau pradėjo daryti gerą bizniuką. Tos elektrinės buvo senosios demontuotos arba sugadintos, sakykime, ir išimtos iš jų tam tikros detalės. Iš ko galėjo būti tos detalės, aš gal kitam video papasakosiu ir kas ten kaip. Bet žodžiu, pasidarė tą visą energiją labai brangiai, labai mokama visiems ir Nevidono tarnai, aišku, iš to dar gerai labai pasipelno. Tai va, turbūt tiek ir norėjau aš iš tos, kaip čia pasakykim, apie tuos senuosius statinius papasakoti, o kitam filmuke gal kitą temą truputėlį panagrinėsiu. Dėkui, kad žiūrėjot.